Leidimas duotas, galim laidą pradėti. Basketinių žurnalistas ir GAU3 sport komentatorius Jonas Lekšas su jumis. Eurolygos pirmoji atkrintamųjų savaitė buvo įspūdinga, antroji, manau, bus ne ką mažiau įspūdinga ir nieko nelaukdamas pradedu nuo pirmosios serijos, kurios trečiosios rungtynės vyks antradienį. Tel Avivo Makabis Belgrade Aleksandro Nikoličiaus arenoje priima Atėnų Panathinaikos, turbūt karščiausia serija per pirmąją savaitę, kiek įvyko visų pasisakymų, kiek visko vyko šalia aikštės, kiek vyko aikštelėje. Kostos Luko fenomenalus žaidimas antrajame mače, Argino Tamano, daug nusišnekėjimų, Veido Boldvino trauma, kuri yra labai svarbus faktorius žiūrint į tolimesnę serijos tiekmę, tad kol kas, kai įrašinėjau šią laidą, nėra aišku, ar Veidas Boldvinas galės žaisti trečiajame mače, ar galės žaisti bent jau ketvirtajame, tai irgi nėra aišku, 1-1 po pirmosios savaitės, bet be Veido Boldvino galim suprasti, kad šansų Makabis praktiškai neturės. Bonzi Kolsonas, Lorenzo Braunas ir realiai viskas baigėsi. Taip, yra Džošas Nybo po krepšiu, bet perimetre talento tikrai trūksta, žiūrint į Atėnų Panathinaikos, kuri turi Kostas Luka, Kendrikas Nanas dar neturi savojo žodžio, Erginas Atamanas išsitraukė Janį Popopetrov, kuris atrodo yra nebloga atsvara Bonzi Kolsonui, negali amerikietis prieš jį centruoti, tad tikrai Matijasas Lesoras yra prieš Džošą Nybo, superinė atsvara Kostas Mitoglu, turbūt geriausias ketvirtasis serijos numeris, tad Atėnų Panathinaikos ant popieriaus tikrai atrodo galingesnė komanda, ypatingai kai nėra Veido Boldvino. Jeigu Veidas Boldvinas yra, tai yra žaidėjas, kuris turbūt šiuo metu yra pirmas arba antras geriausias žaidėjas Eurolygoje ir tai apskritai visą keičia Makabio veidą. Makabis irgi atrodo kaip brandi komanda, daug praėjusi šį sezoną ir tikrai pirmajame mače buvo geresnė komanda, antrajame taip pat žaidė gerai iki Kostos Luko fenomenalios atkarpos, tad aš galvoju, kad matant kiek yra panašumų, koks yra Veidas Boldvinas svarbus ir kad net ir po pirmojo mačo Boldvinas pasakė, kad galiu žaisti ketvirtadienį, jis nežaidė. Manau, kad Makabi kažkiek ir žaidžia žaidimėlius, manau, kad Veidas Boldvinas galės žaisti bent jau viename mače, galvoju, kad ketvirtajame tai tikrai, jeigu trečiajame jo nebus, tad jis keis seriją ir manau, kad ši serija užsitęs ir dar grįš į Atėnus po antrosios savaitės 2-2. Kita ne ką mažiau intriguojanti pora, kur antradienį taip pat vyks trečiosios rungtynės, Pirėjo Olympiakos prieš Barceloną, taip pat 1-1 po pirmosios savaitės, čia daugiau atrodo gynybinė serija lyginant su pirmąja, tiek vieni, tiek kiti pasiūlo įspūdingą fiziškumo lygį, galvoju, kad Olympiakosui bus labai didelė paspirtis Kosto Papanikolaus, sugrįžimas, komandos kapitonas sirgo visą praėjusią savaitę, neaišku, kokios bus sportinės formos, bet tai yra klijuojantis žaidėjas ir Olympiakoso tiesiog rotacija stipriai keis, nereikės žaisti su Luku Sikma, Filipas Petruševas tiek minučių taip pat negaus ir Alekas Petersas galės pasilinkti jam priimtiną ketvirtąją poziciją. Tuo metu pas Barceloną matėme Džabario Parkerio įspūdingį individualų pasirodymą, kuris realiai ir nulėmė antrųjų rungtynių nugalėtoją. Reikia tų X faktorių traukti tiek vieniems, tiek kitiems. Šakilas Makisikas eilę metų serijose parodo, kad jis yra atkrintamųjų žaidėjas ir ištraukti gali vienas ar kitas rungtynes. Manau, kad Pirėjoje būtent pamatysime Šakilo Makisiko proveržį kažkuriame mače, o apskritai galvoju, kad Olympiakosas turės labiau dominuoti savo baudos aikštelėje, kadangi dabar per daug leido karaliauti Vili Ernangomesui, tad tikrai antrajame mače to buvo per daug. Olympiakos, manau, ant popieriaus yra galingesnė komanda tiek žiūrint baudos aikštelėje, tiek ir perimetre, kur talento trūksta tiek vieniems, tiek kitiems, bet Olympiakos turi geriau besiginančių žaidėjus. Aizėja Kenanas antrajame mače neiššovė, nemanau, kad tai tęsis ilgai serijoje, tad mano prognozė, kad Olympiakos laimės 2 labai atkaklės rungtynės ir uždarys seriją namuose 3-1. Nu ir ką, kita pusė prasideda trečiadienio rungtynės Stambule, pirmesnė Stambulo Fenerbahče prieš Monako, turbūt apie kiekvieną galimą seriją vis pasakyti kažką, jeigu Pirėjo ir Barsos gynybinė, jeigu Atėnų Panathinaikos ir Makabio daug dramos, tai Monako ir Fenerbahče turbūt yra gražiausia, tai ką abi komandos išdarinėjo Monake tikrai buvo įspūdinga, kaip abu treneriai prisitaikė vienas prie kito, Šaro ištrauktas žemas penketas tikrai buvo netikėtas Saša Obradovičiui, bet sugebėjo antrajame mače, kai buvo labai sudėtinga situacija Monako atsitiesti ir išlyginti seriją, nors Maikas Džeimsas sužaidė pačias nerezultatyviausias sezono rungtynės, pirmas kartas sezone, kai jis nepasiekė dviženklio pelnytų taškų skaičiaus. Donatas Motiejūnas serijoje kol kas žaidžia fenomenaliai, turbūt yra geriausias serijos žaidėjas.
Reikia žiūrėti rezervus, o rezervai turbūt didžiausia yra Fenerbahče pusėje. Jonathanas Motley turi grįžti ant parketo, tuo metu kitoje pusėje Johno Browno gali ir nebebūti šioje serijoje, tad tai yra labai stipriai viską keičiantis faktoriai, bet galvoju, kad Monako ant popieriaus yra talentingesnė komanda, tad Šaro komandai reikės labai vėl išlaikyti savo discipliną visas 40 minučių, kadangi per pirmus 2 mačus matėme labai blogas rungtynių pradžias, pataikymo procentas iš toli visą sezoną lydi Fenerbahče, tad to galima tikėtis ir toliau, bet kaip ir serijos su Atėnų Panathinaikos ir Makabiu galvoju, kad čia serija tikrai tęsis, kadangi komandos yra ganėtinai panašaus pajėgumo, turi daug X faktorių, turi labai daug talento perimetre. Maikas Džeimsas turėtų irgi nebebūti toks pasyvus, kad ir kaip jį gerai prižiūrėtų Nikas Kalatis, jis imsis daugiau iniciatyvos ir manau, kad ištrauks vieną mačą išvykoje ir viskas sugrįž dar į Monaką 2-2 po antrosios savaitės. Na ir ką, paskutinė serija, vienintelė serija, kuri turi 2-0 rezultatą. Madrido Realas konkrečiai kontroliuoja prieš Vitorijos Baskoniją ir atrodo, kad Realas tiesiog laukia, kada ateis atkrintamosios ir jie galės įjungti savo mygtuką. Vitorijos Baskonija niekaip negali sustabdyti karališkojo klubo Uraganio puolimo. Patys jie neturėjo Čimo Monekės, savaitgalį žaidė labai svarbų mačą CB pirmenybėse, ten negalėjo ilsėtis, jau kitos komandos vietinėse pirmenybėse kažkiek pailsi. Baskonija turi kovoti dėl vietos atkrintamosiose Ispanijos pirmenybėse, tad labai sudėtinga situacija atrodo Baskų, vis dėlto jie darys maksimumą, kad išplėštų maksimalų rungtynių skaičių Fernando BS arenoje, juolab, kad ir namuose ši komanda žaidžia visai kitaip, niekada negali žinot, kada sulauksi iš Markuso Havardo įspūdingo pasirodymo, galbūt Čimo Monekė jau grįž, galbūt Tadas Sidekerskis sužais panašiai kaip savaitgalį, kai sužaidė sezono rungtynės Ispanijoje, tad tikrai tų X faktorių dar turi pas save Duško Ivanovičius, kuris irgi labai viltingai kalbėjo, kad gali dar šioje serijoje pasispardyti su Madrido Realu. Pamatysime, galvoju, kad šis serija neužtruks, Realas eis tiesiausių kelių į Eurolygos finalo ketvirtą Berlyne 3-0. Nu ką, dar vieną savaitę Eurolygos krepšinio laukia, labai intensyvi savaitė, pasimatysime jau kitą, galbūt jau turėsime ir finalo ketvirto dalyvius, 1 ar 2, gal net ir visus 4 galime turėti teoriškai ant popieriaus, pamatysime, jūs prognozuokite ir iki kito karto.